It's Britney, bitch. Išsistumėm į lauką, ne, jaučiu. Ką? Išsistumėm į lauką. Nu dabar bamperis, kol uždėsim, tai viduj gali, nes karšta laukia baisiai. Gerai. Okay, kapton. Okay, kapton. O, Joris jau filmuoja, gal nori prieš uždedant bumperius parodyti inžinerinį stebuklą, kurį padarėt? Tai žodžiu, žiūrovai, taip gavas, kad praeitą kartą bandėm sugalvoti, kaip išimti interkulerį, apeiti ir būti gyventi be jo ir tada apsiverkiau aš. Neverkė, Evaldas neverksnys. Jis iššaunus berniukas. Išgazdinau mamą, kad nusižudysiu, žinai, tuom ir baigėsi. Čia tiesa, mama vis dar pergyvena. Ir po to atvažiavom kitą dieną, desperatiškai pasitart su mechaniku, ką veikiam ir ką darom, kaip čia tą projektą damuš, nes mašina nevažiuojant ir liko savaitę iki lenktynių. Pradėjom pabiškį su Dominiku krapštyti, žinai, kol Mindaugas krapštė subinį. Vieną šlangą sunėrėm, kitą šlangą sunėrėm, sakom, nesigaus be interkulerio gyvent. Sakom, žinot ką, grįžtam prie pirmos idėjos, paimam, padarom interkulerį ant variklio, kad negalėtume tepelų įsipilti ir diržą pasikeisti ir išpjaunam skylę, karočią, kapoti. Tai lo and behold, sportinė mašina. Neįtikėtina. Labą dieną. Absoliuti nesąmonė. Visiška nesąmonė. Nu, aš taip didžiuojas Evaldu ir Dominiku dėl šito viso dalyko. Atrodo įspūdingai, nu čia iš karto lenktyninė mašina yra. Kažkaip norėtas tavim didžiuotis, bet... Manim bus kas didžiuojas kitas. Noriu dar atkreipdėmėsi. Čia nais, pažiūrėkit, Evaldas neįtikėtinai gerai sulitavo laidus, nes Evaldas pas mus yra šaunuliukas. Nesimato, nes užklijuota. Nefilmuok, čia labai prastai su izoliacija. Su izoliacija prastokai, bet sulituota tai nesveikai. Evaldas neįtikėtinas. Dar noriu atkreipdėmėsi į tai, kaip yra padarytas interkuleris. Čia yra tokia šlanga, kuri eina palei pat padiržą. Va čia yra toks diržas. Generatoriaus diržas. Ir čia nais eina iš karto šlanga. Tai jeigu gaunam bam, nusijama diržas ir mūsų mašina tada nieko verta. Aš kadangi žinau, kur tau padėsiu, va matot, mėlėjai žiūrovai, va eina gražiai palei pat diržą, va ten į turbiną šlangą, va su vamzdžiu, su daug hamutų, čia tų detalių visokių. Bet nieko, čia įdėsim, karočią skardą kokią. Bim bam, bom bom. O šiandienos darbai po biškį į pabaigą, kadangi mašina važiuojanti, kai užkūrėm su nauju interkuleriu, pasidžiaugiam, kad viskas veikia, tada karočią sprogo daug dūmų, nugeso mašina, nebeveikia. Paliudėjom, pastovėm, sakom, ką darysim ir Vabalas sako toks, vyručiai, nesijaudinkit, aš tik pakosėjau, atsigavo, užsikūrė, važiuoja, trauka atsirado, viskas tvarkoja, karočią. Durnas, viskas. Jeigu Vabalas nepasiduoda, tai ir mes nepasiduodam. Mes niekada nepasiduodam. Svarbiausia nepraras pozityvų ir šypsenos. Svarbiausia kažkaip, kad per šią savaitę Rytis, kuris mūsų abiejų nekenčia, kad pabaigtų lankus, o dar jisai nėra priėjęs. Ir jeigu lankų mes neturėsim, negalėsim važiuoti. Jo, viskas veltui, visą ką darėm. Visi 3 mėnesiai praleisti garažė ir su pilaitį kiekvieną savaitę gali. Absoliučiai. Visi vakarėliai, kuriuos praleidom veltui, visi mūsų grįžinėjimai vidury nakties iš smagiausių švenčių būtų veltui. Viskas, ką mes darėm, buvo veltui. Todėl Ryti, labai prašom. Labai atsiprašom. Labai prašom, bet labai atsiprašom. Mes buvom blogi. Mes buvom blogi, mes esam niekam tikę, mes šudarankiai, tu esi vienas fainiausių žmogų Lietuvoje. Ir vienas pilikiausių dar. Čia grįžtam po karto, Ryti, tu vienas vešliausiais plaukais esančių. Ne, Ryti pasiryti tik antakiai yra, nieko daugiau. Blet, minė, nesuvirins. Šiaip nemačiau subinės, gali būti subinė blokuota dar. Nesakyk, nebesuvirins man to dalykų. Atsiprašau, Ryti, tu neįtikėtinas, bet pilikas ir tik antakiai. Ne, neįtikėtinas, užteks neįtikėtinas. Gerai. Ir dar būtų, žinai, ką gerai padaryti, kad ventiliatorius būtų nuo mygtuko. Tai čia jau pochai, žinok. Nu gerai, tai pasirodo nebereikia. Ačiū Dievui, sumažėjo vienu darbu mažiau. Mes 5 minutėm. O tu priniuchinės, kas yra pas tave? Ne, aš tiesiog be galo laimingas. Jo? Aš su Britva atvariau šiandien, tu nematei? Taip, per miestą. Tu su motoroleriu važiavai. Čia Britva. Čia vėjas yra, nesveikas vėjas. Tai žodžiu, užsidedam sparnus, užsidedam bamperį ir šiandien, karočią, dar pamatysit, tai pas mus garaže apsilankė toks vienas įdomus vijurkas, karočią. Dar galimai, karočią, pafilmo Georgas ten tačiai, galimai čia šiandien bus biški. Galimai eisim nupieštant Rival garažo bibių daug. Bibių. Ant tvorų visko bibių. Bibis, bibiai, bibių, bibėna, bibis, bibiai, bibių, bibėna, bibis, bibiai, bibių, bibėna, bibis, bibiai, bibių, bibėna. 3-5 laipsniai karščio šiandien laukia yra. Užsisakėm tokią lengvą maisto darbam. Pizzas labai daug, tešlos su sūriu. Mes užsisakėm pizzas? Jo. Let's go. Tai žodžiu, šiksim, kaisim, prakaituosim. Ir mašiną spalvosim, va. Ir Evaldai svarbiausia, nepamirštam šypsotis, gerai? Pystų, iš akių, mat. Kažkodėl man sakė, pys,
iš akių. Tai aš pasišypsosiu už mūsų abu tada. Pas mane šiandien tokia balti šypsena, kad aš už visus galiu. Ir už Jorį pasišypsosiu. Žinai, kad mes turim varžtų, bet neturim šaibų. Šaibų neturim apšė. Viską sudėjom į vabalą. Ir dar į skirybų procesą. What? Šiaip ko labiausiai laukiu šito proceso eigoj, tai kad baigtųsi. Kodėl? Labiausiai laukiu, kad baigtųsi. Kodėl? Aš taip įsivaizduoju atostogas, kur aš sekmadienį vienas būnu. Aš plūduriuoju vandenį, aš būnu vienas. Kodėl vienas? Tau nepatinka kompanija? Ne, tu žūsi Liepos 5 lenktynės. Aš nežūsiu, aš nemirtingas, Evaldai. Aš tikiuosi, labai smarkiai tikiuosi ir meldžiuosi, kad tu klysti. Kodėl tu nori, kad aš žūčiau? Aš labai tikiuosi tavo žūties. Kodėl? Aš negaliu mirti dabar. Ne, fiziškai tai tu gali. Ne, ta prasme, negaliu, kad negaliu, man labai neatsakinga būtų mirti dabar. Kodėl? Manęs daug gerų dalykų laukia. Kokių? Visokių. O tu pabandyk mirti ir pažiūrėk, kaip seksis. Tai blogai seksis, aš miręs būsiu. Ne, tai tu pabandyk mirti, pažiūrėk, gal tau dar po mirties gal atsigausi. Mirtis ne man, aš esu bandęs. Jo? Tikrai? Biški šiaip vadinas ir toj vietoje esi ne visai vykęs, jeigu mirti neišeina. Čia tiesa, tarp kitko. Bet gal ir gerai, kad šitą vietą nevykęs, aš nes dabar neturėtum draugo. Kur čia saugiai, kad nepasimestų? Gal čia. Man ką tik parašė iš Bulių Kautinių, kad apdraus mane. O, ačiū Dievui, gausim išmoką, tikiuosi, didelę, kai mirsi. Aš nemirsiu. Visas galūnės. Aš nesiruošiu mirti. Davai, pizza čia. Kur tu ten važinėjai? Pizda, negirdi, žiūri į namą. Jie neranda adreso, švilpiu ir nežiūri namą. What's up, my man? Iš 3 kartų. What's up, my man? Nesakyk taip, jis juodas. Tai todėl ir sakau, kad jis suprasta, apie ką aš kalbu. Culture appropriation. Tai aš bandau jam parodyti, kad mūsų kultūra priema jo kultūrą. Hello? Hi. How you doing? Very good, but man, everywhere is very hot. Yeah, it's very hot. Yep. Yeah. Very, very hot. I wish like diving inside the ocean now. We don't have an ocean. What do you have, lake? Lakes, yeah. Yeah, Why lake. don't you have an ocean? We have, but it's like 300 or 400 kilometers away. That is part So if you have free time today, you can drive for 4 hours and you will have the ocean. Not the ocean, the sea. just to go see the sea. But our sea is full of piss and shit, so it's not very good. Yeah, only piss and shit. So where is the last time I came, you gave me energy drink. You want You Monster? were, you were here before? Last time I came, you gave me. Yeah, you were here before. No problem, man. We will bring you some, man. I need it. So it's your second time here? Of course. Yeah, nice to meet Like, you. this is like 3 times I came to deliver here. Yeah, Yeah. O, great. čia, karočią, dar It seems like you're the guy, our guy, you know. It's not vintage, it's not classic, but it's a race car. Race car? Yeah, But next. But this is vintage. It's not vintage. It's not. It's yeah, it's not that. 99. Yeah. Oh, nice one. One love, bro. Yeah. No problem, Have a man. good day, man. You too. No problem, man. See you. Einu, nesplaut rankas. Juokauju, tiesiog aš komikas. Mano rankos baisiai tepaluotas, bet nuo mašinos. Nuo mašinos jis tepalavau, nevalgysiu pizzos su tepaluotom rankom, einu. Lėčiau detalės, pažiūrėk, tepaluotos rankos. Eik. Ko taip žiūri, mane tepaluotos rankos nuo mašinos, čiupinėjau bumperius čia visus. Aš laikausi, aš stiprus, aš susilaikysiu ir nieko nesakysiu. Bet čia kiekvieną savaitgalį atvažiuoju, pastoju pilaitę vien tepalus čia. Aplinkui garažė mašinos, grindis pastoju valom, privarva tepalą, iš turbinos privarvė tepalą nemažai. O tu atsimeni jį? Ką? Tu atsimeni jį? Pirmą kartą matau gyvenime. Man jie visi vienodi irgi. Bon Who's appetit, kaip that sakoma. Pokemon? It's Pigeon! Melėjus supažinkit Pigeonas, karočią. Geriausias grafitioras Europos šalyse. Nuo Pabaltijo iki Portugalijos. Pažiūrėkit, kokie greiti jo kroksai. Toks kietas čiuvakas, durnas. Biški dirbai. Aš tai baltarankis, aš beveik nieko nepadaręs, tai mašinai esu. Čia ne nuo darbų. Čia kaip skuduras veikia. Čia su kurjeriu sveikinas. Jo, čia nuo kurjerio. Suka. Šį projekto eigą atspindi va šitas planas, karočią. Čia buvo plano laikomasi 2 dieną. Gegužės 21 buvo parašytas tes... Ar birželio? Birželio.
Test drive. Šiandien yra paskutinis birželio savaitgalis, mašina nebuvo palikus Pilaitės nuo tada, kai ją čia atvežėm. Kartais užsiveda. It's Britney, bitch. Važiuoju, karočią, apsiprekint. Nepasakosiu nieko, pamatysit, kai grįšit. Kai grįšit, aš tai yra. Davai. Tiek čia to darbo, žinai. Ir geriausiai tai dirbasi, kai mindė netrūkdo šalimais. Pažiūrėkit, kokia tyla ramybė garaže. Baisiai ramu, mindės nėra, žiauri ramu. Nereikia galvoti, kaip užimti karočią 12 metų smegenų vaiką. Šiaip tai žiauri tikiuosi, kad po lenktynių negrįš jisai. Arba grįž su tokiu smegenų sutrenkimu, kad kažkaip atpurti smegenis į mąstymą. Tai mums visiems pasisektų, jeigu tokį gerą gautų į smegenis, atsigauna ir jisai, eik, aš normalus. Daiktų nebepametu, karočią, šūdų nebešneku. Plaukus nusikirpo. Įsivaizduojat? Visas Joniškis džiaugtųsi. Eik, tu nahu, mindė nusikirpo plaukus. Rėktų visi. Bet net jeigu ir užmuš tuo atveju, nėra, kad baisiai liūdna. Kas jo pasilgs? Moteris kažkokia? Mama nebent. Dėl mamos gaila. Devai teks nuverkt porą rozų ir viskas. Bet žinai, jeigu dėl mūsų šventos ramybės, visiems į pliusą. Aš nelinkiu, aišku, draugų, jokios tai žūties. Bet jeigu netyčia taip sukristų, kad mašina apsiverstų ir nutrauktų galvą, nes lankai suvirinti blogai ir susiūlė. Ką padarysi? Aš ten nešokinėčiau už džiaugsmą prie kitų žmonių, bet namuose patiliukais. Man atrodo, atsikimščiau šampano. Bonka, nemaža šiaip, gal net 2. Galimai žiauriai smarkiai šampano. Kitą dieną net nebeišeičiau į darbus, bet ar aš blogas draugas, jeigu taip šneku juoli? Papurti kamerą, kaip tu galvoji. Ne, tai va. Visi tą patį galvojam, visi slapta sėdėm ir galvojam, tik netyčia nenutrauks mindį galūnį. Ne tik vabalas daužtas bus. Ne, mindė tai jau trenktas yra gerokai jau iš anksčiau. Tai. Žinau, kad ištraukė ir biški bamtelėjo, man Daiva sakė, biški sako, tu nekreipki dėmesį į Mindaugą, mes biški jį po gimimo bamtelėjom. 2-3 kartus, kol net nunešė iki inkubatoriaus. Po to inkubatorių uždarinėjo ir dar galvą suspaudė kaip sukapotas. Aišku, galva išformavo gražiai, kvadratinė galva moterim patinka, bet ir tas mąstymas kvadratinis labai pasidaręs, tai tas irgi yra. Pavyzdžiui, esi ne moteris ir tau reikia kažką padaryti su Mindaugu, tai nepadeda ta kvadratinė galva vapšė. Mergom patinka, bet ir tos kenčia. Nes tas pastoviai pakaitina, pačiešina ir palieka, karočią. Pakaitina, pačiešina ir palieka. Čia atvažiuoja į garažą, verkia jisai, kaip jis ten meilės negauna, dar kažką. Kiek mergų sėdi? Telefono kaip bepratis tikrina, ar atrašys Mindaugas, o tas galva kvadratinė suves pavažinėjęs, sako, aš laimingiausias žmogus pasaulyje. Tada įsimylė kokią nors karočią mergą, kuri iš karto pabėga į užsienį. Tai visos protingosios pabėga. Dabar irgi karočią. Įsikliopino mergą, paklausti jo, kur ta merga dabar yra. Iki spalio mėnesio Amerikoje. Taip sukrisk. Įsimylė vieną, pisa Italiją. Įsimylė kitą, išskrenda į Ameriką. Kiekviena merga vis toliau. Kita merga įsimylės, jie Antarktidą išvažiuos gyventi. Pavyzdžiui, Mindė išvažiavo nupirk šaibų. Kaip galvojat, Mindė prieš išvažiuodamas pirk šaibų pasimatavo, kokių reikia šaibų, diametro, dydžio, kad varžtas tilptų. Kaip jūs galvojat, ar su savo kvadratinę galvą išvažiavo nieko neklausęs, užsihaipinės tiesiog? Tinklelį išvarė pirk, pavyzdžiui, pagalvojo, įsimatavo galinį langą, kiek reikės pločio tinklelio. Ar tiesiog sėdai mašiną įsišėpęs ir išvažiavo tiesiog be jokios minties? It's Britney, bitch. Grįž, bus nupirkęs kokius 3 daiktus nereikalingus. Tada biški pasakysiu Mindaugui, ką čia padarėjai, tada jis sakys, bet tu man nesakei, o kaip tu man nesakei, tu man nepasakei, man nepasakei, kaip reikia važiuoti nupirkti ir padaryti, kaip tu man neparodėjai, karočią. Tada aš sakysiu Mindaugui, reikia galvoti savo galvą ir jis tada ten kris ant žemės voliotis, kažką darys, skambins mamai. Nu žodžiu, karočią. Paternas tai jau aiškus yra. Dien iš dienos ta pati nesąmonė. Aš pradedu suprasti tas mergas, karočią, aš galvoju, blemba skris gal į Pietų Ameriką. Nebelaiko ir man, žinokit, nervai, šitas moteris visiškai suprantu. Čia tai pritrauksim prie skardos. Bet geriausias išradimas jaučiu žmogaus istorijoje yra 3. VD40, dakteipas ir steškės. Visą pasaulį galima ant to sukabinti. NATO alijansas dabar, jeigu žinotumėte, atkreiptumėte dėmesį, ten steškių, karočią, ir dakteipas suklijuotas yra. Ant gerų norų ir vilčių, karočią, visi įsitempę laukia. Ar atlaikys steškės, ar neatlaikys? Norėčiau tokį servisą atsidaryti, kur va taip galima būtų mašinas remontuoti. Kada baigsi mašiną? 2-3 valandas to ant steškių sukabinu, galiu važiuoti. Всё.
Pažiūrėk jo, ko nedetailingas, va. Pažiūrėk, va, matai? Matai, jokios paklaidos. O, grįžo Mindė, kaip galvojat, kiek yra padaręs kritinių mąstymo klaidų dabar šiuo momentu? Kiek paėmė dalykų ir kiek paėmė ne šito dalyko? Spėkit, kas grįžo, močkrušiai. Sakau, spėkit, kas grįžo, močkrušiai. Kaip sakei? Sakau, spėkit, kas grįžo, močkrušiai. Kaip sakei? Jūs kur te esat? Kaip sakei? Spėkit, kas grįžo, močkrušiai. Kaip? Spėkit, kas grįžo, močkrušiai. Tu nešauk, mes girdim. Kaip sekės apsipirkt? Nu, dabar atspėkit jūs, kaip sekės. Toj palauk, kad sunešiu visus dalykus, ką nupirkau, bet pabandykit jūs atspėt, kaip man sekės apsipirkt. Aš tai jau į kamerą pasakiau, tau tik ką išvažiavus, kaip tau seksis. Nu, kaip pasakei. Dabar pasakai į kamerą, pasakyk man, prašau. Aš į kamerą giriau, kad tu žiauriai smart bitchas esi. Jo? Jo. Ačiū labai. Ir kad tikriausiai viską nupirksi, ko reikėjo. Paskutiniu metu, paskutinę sekundę jau, aš jau kitas klientas prie kasos esu. Iškrito viskas iš rankų. Jau nebegalėjau padėti atgal tikriausiai, ne? Tai nusipirkau. Neįtikėtino gėrimo. Nori? F-ką nori? O, čia Bright? Bright. Manęs nuo jo nepurto visą. Jo, šiaip nepurto. Aš pabandžiau išgerti kažkokį kitą energetinį. Dominikas propaguoja vieną tokį kitą labai energetinį, išgėriau tokį kitą energetinį ir niekad nesupratau, ką reiškia nepurto tavęs nuo gėrimo. Ir tada, kai pagėriau šitą ir pat jau išgėriau šitą, nu tu durnas. My life is bright. Dar vandens, 35 laipsniai, reikia nepamiršti visą laiką gerti vandenuką. Šaibos. Kaip supratau, tai prieš važiuodamas pasimatavai, kokiu šaibu reikia, kokio pločio ir kaip varžtas pralys. Opa, per mažas šaibus. Nice. Jo, šaibos per mažas. Nice, okei. Bet tu čia paėmė ir didesnių netyčia, jeigu kad būtų šitas per mažas. Šiaip pagalvojau apie tą. Jo. Nepatikėsi, bet pagalvojau apie tą. Pamastė ir paėmė. Tik pagalvojau. Ai, nu, okei. Važiuojam toliau, jo. Ką dar nupirkom? Prisiminkit, ką sakiau apie galinį langą ir jo plotį. Jo, tinklelio, ne? Čia buvo geriausia, ką jie pasiūlė man. Čia yra geriausia, čia yra ne geriausia. Čia yra, Važiavęs pasimatavai, kiek mums reikės pločio. čia yra vienintelis dalykas, ką jie turėjo. Tai čia jau nėra visiškai mano atsakomybė ir aš paėmiau tas, kas buvo. 10 metrų ilgio, kažkiek metrų ploto, galėsim taip čik, nukirpti. 10 metrų užteks, aišku, pagalvojai. Nu taip, primečiau. Ir paėmė mums vėlučių, kad galėtume sujungimus. O kam vėlutės? Tai tu Nu, sakysi kad kai, tinkliuko. nu jo, bet kai, žinai, reikės galinį langą uždengti, žinai, reikės kelias juostas jungti vienu metu, kadangi nebuvo ilgesnė, tai tu pagalvojai, kad reikės vėlučių ir kažkaip jas... Ne, šitą nepagalvojau. Okei, aš nebejau, kad aš buvau, kad pagalvosiu, aš kamerai sakiau, kad tu pamastysi apie šitą. Okei, šitą. Okei, tai kol kas 2 iš 2 netinka dalykai. Kodėl šitas tinka? Ir skarda. Skardos neturėjo. Skardos nebuvo, Ne. lakštelio jokio nieko. Ne. Nice, tai realiai, ko nupirkai, tai Bright. Nepurtis bent jau. Norit skanaus gėrimo, Bright? Jo, atsigerk Bright, nepurtas, man visai. 5 natūralūs ingredientai iš kakavos žaliosios ekstrakto, karočią. Arbata žaliosios, ne kakavos. Wow, kokia skonė. Gal turi cigarą? Ai, ir cigarečių nenusipirkai? Nenusipirkau. Sibiliamas senin, tu tai... Nu, nepagalvojau apie šitą. Ne, irgi. tai tu nepagalvoji. Keista, nes aš tai sakiau kamerą, kad tu visą laiką apie viską pagalvoji. Kad tavo stiprioji pusė yra galvoti priekį labai daug smarkiai. Tai gaunas, kad netyčia pergeriau ant kameros. Bet tu žinai, kad juk aš montuosiu, ašgi karpau visą medžiagą, tu žinai, kad aš tiesą išsiaiškinsiu ir aš žinau, kad tu pažįsti mane, o aš pažįstu tave. Ir aš žinau, kad tu nei vieną nedarai. Ir aš specialiai tau ir atvežiau viską, ką atvežiau, nes aš žinau, kad tu tiesiog peiksi ir šmeiksi mane ant kameros. Ai, specialiai nepagalvojai. Aš pagalvojau apie viską. Tiesiog aš žinojau, kad tu mane duhinsi ir aš atvešiu, žinai, tam, kad tau atsikeršit. Ir kas dabar durnelio vietoj? Bet aš atvažiavau ir, nu, tipo, čia jau viskas sudėta. Nu, matai, svarbiausia palikti protingą žmogų prie darbų, o neprotingą žmogų išsiųs, kad netrukdytų protingam. Ai, na, kad jis tiesiog, čia tokia buvo taktika tavo. Jo. Tai čia absoliučiai visiškai tiesiog žemini mane. Žeminu, ne, aš tiesiog orientuotas esu, kad projektas kuo sklandžiau ir kuo greičiau. Oi. Aš su tokia gera nuotaika atvažiavau, su tokiu pozityvu. Tai
Tai čia pozityvas. Pažiūrėk, darbai darosi. Darbai darosi, bet tiesiog išmetį mane, tai iš visko. Tiesiog ekskludinai. Nusprendė, kad geriau, kad manęs nebūtų čia nais. Ne, aš ne aš ir koks yra tavo protiniai sugebėjimai tave ekskludino. Koks skirtumas yra tarp tavęs ir visų tų mergų? Šiaip joks. Kodėl mes pereinam dabar į šitą? Ką aš padariau jums visiems? Mums tai nieko. Joris tave baisiai mėgsta. Jori mėgsti papurti kamerą, jeigu mėgsti. Mindaugai. Gali greičiau. Labai neužtikrintai. Gali užtikrintai papurti kamerą. Ašgi čia stoviu, aš viską matau. Mes pradėjom visą šitą nuo patyčių, po to kažkaip perėmėm kažkokią dinamiką, kai, žinai, suvaidinom, darėm spektaklį kažkokį, žinai, bitai, huitai ir dabar grįžtam vėl prie to, kad tyčiamės iš manęs. Čia bitas, Mindaugai, mes vaidinam. Mes tave mylim gerbėm, koks tu esi, tu niekad nesiparink ir neliūdėk. Bet tu myli ir gerbi mane. Ką? Tu myli ir gerbi mane? Taip, aišku. Gali man į akis pažiūrėti ir pasakyti, aš myliu tave ir gerbiu. Nesijuok, prašau. Aš myliu tave ir gerbiu. Gali nedaryti šlikštaus veidą. Aš šypseną padariau. Čia šypsena tavo? Taip. Mes net negalim susipykti prieš pat lenktynės, liko savaitę, Mindaugai. Kai tu mirsi trasoje, aš nenoriu, kad, žinai, mes ant blogųjų išeitume. Aš tai nepykstu, aš klausiu, kodėl tu pyksti. Labą dieną. O, va, ateina Sveiki. Su tapkėm ir su telefonu. Labą. Какой? Golf 4. Oi, у меня Golf 4 не есть. Kokios plonytas, šiaip kojos. Kojytas tai mažytas. Kai tiek vaikštant ir kalbant telefonu, tai neužkačelintas. O va tako jest, aš galvau, kad rodys tipo ežio papildinimo kortelę, nes nebepasiskambinu. Aš galvojau, kad Vokietija rodys. Aš tau padėt galiu kažko. Tu nenori sulakstyti iki parduotuvės? O ko reikia? Man reikėtų, kad tu nulėktum iki Ikėjos. O ko reikia iš Ikėjos? Iš Ikėjos? Arba ten iki senukų prie Ikėjos, ten Skardos galbūt. Bet gal yra arčiau senukai kur nors. Ten anie geriausiai prie Ikėjos. Ai, ten daugiausiai uosto, jo. O tai ko reikia? Skardos reikėtų dar. Ir tinklelę gal platesnę, rastum ir vėlutės, kaip susukti skardą ir tinklelę. Dar Braito šiaip jau baigiam išgerti. Jūs manot, kad aš niekam tikęs esu? Nu mes taip nesakom. Tai jeigu tu būtum niekam tikęs, ar mes tave siūstume į tokias atsakingas karočią užduotis? Tai tu mane dabar tiesiog nori išvaryti, kad aš nebūčiau čia nais. Ką tu šneki, numindė, nu? Tu pats save taip nurašai. Nu, tu nurašai. Nordika yra kita miesto gale. Tai taip sukrito, kad kita miesto gale, nu. Tai yra arčiau. Kur? Nordika? Kur arčiau Nordika? Nu, yra senukai arčiau. Senukai arčiau? Nu. Bet man reikia, kad ir Nordiką užsuktum. O ko Nordikoje reikia? Bright. Šiaip Bright galim dabar Circle K nusipirkti. Jo? Tai ten yra prie netoli Nordikos tūkstantmečio plentė Circle K, kaip tik ant važiavimo. Bet čia vakarinė aplinkelė irgi yra. Yra. Ko tu, Mindukai, toks karočią pasimetęs? Toks nuo ryto užtikrintas buvai. Nu, sutripi mano užtikrintumą, pasitikėjimą. Jo? Nu. Kaip? Kaip taip? Kaip prakiuro? Iškrito prie kasos iš rankų. Nes viską taip laikiau rankose. Norėjau padėti ant prekystalio ir iškrito tiesiog. Kaip pilnai galus žmogus. Nu, būna visiems kartais nusisuko fortūna. Nu, va, susivau žaizdą. Tikrai? Gerai, šitą pusę padaryk ir įrodyk, kad jisai galus. Mes turim padango, ne? Jau tai daro, sveika ir viso gero. Mama, tu nelauk. Ir nuo manęs. Pabėgai. Man liko tik sapnai. Šiaip irgi nebe, nes vėl pradėjai kasiakus rūkyti ir įdingo sapnai vėl. Aš nerūkau. Žinau, gali būti, kad aš vis dėlto debilas esu. Jo? Jo. Pamelavai nuo manęs. Pabėgai į Italiją, į Ameriką. Šalių skaičius tik didėja. Jau dabar turim moteris pabėgusias į kitus žemynus. Liko Pietų Amerika, Afrika, Australija ir Azija. Merginos, ar jūs pasiruošusios su šituo jaunikaičiu apturėti nuostabias 3 dienas ir išvykti į kitą žemyną? Nes jis pasiruošęs. Ant degančio sniego. Aš džiaugiuosi, kad tau tiesiog nuotaika pakilo. Kam sava? Ryte netoks laimingas buvo. Jeigu gerai ir svetima. A ne, Mindukai? Tik tai žmona. Ne, čia toliau nebedainuosi.
Na va, Jori, parodyk šitą kairę pusę ir parodyk dešinę. Nu tai kai tu nukarpėjai, tai dabar tai debiliškai atrodo, tikrai. Aš tai prašiau nekarpyti. O dešinė pusė daili. Jeigu būtų žaizda, kaip mat užgytų po operacijos, be jokios infekcijos. Ne, Mindaugai, nesinervuok. Laiminga be manęs, aš užgesiu be tavęs. Tikrai. Kaip karštai. Kam tu bulgarkė? Mindė, biškai pasitarim. Ne, pasitarim, ką darysi su bulgarkė? Tai aš pats jau galiu, aš priimsiu sprendimus pats galiu. Kam bulgarkė? Kaip tu tvirtinsi tinklelį su bulgarkė? Ne tavo reikalas. Papasakok dabar, kol esam, kol nepridarėm, žinai, dalykų, kur negalėsim atsukti atgal. Ne tavo reikalas. Mindaugai. Mindė, pasitarim. Pasakyk. Mindė, tu nebebendrauji su manim visiškai. Tu vėl užsidarei. Mindė. Be tavo šypsenos akių, savo angelą tu. O jis kur? O jis tai tu. Man reikia suktuką. Kodėl tu pasiėmei medžio medvaršį dabar? Ką su juo darysi? Man tu šitą jau suktuką reikia. Ką su medžio medvaršiu darysi, Mindė? Man reikia suktuką. Tu atrodai kaip saldainis. Dar neprasidėjo daina durnių. Dabar tik tais prasidėjo. Girdi? To, kurio nevalgau aš. Mindė, čia apie tave. Verksi tu. Į Ameriką bilietą perku. Verksi tu. Aš jo nesuprantu. Nu, žiūrovam trūksta informacijos. Ką darysi su bulgarkė? Prašau, papasako, ką darysi su bulgarkė, kol ne per vėlų. Nieko. Ką darysi su bulgarkė? Nieko. Einam gal dažyti mašiną, žiūrėk, mes parašę esam bumperius, išsistumėm į lauką mašinytę, pasidedam bulgarkę. Tinklelį reikia uždėti. Tai tinklelis gal po to, žinau, kaip biški ramesnė širdelė, tau bus, žinai. Va, žiūrėk, tobulai beveik. Kur suktukas? Girdi. Kur suktukas? Išsistumėm mašiną. Kur suktukas? Apsiramink. Nerūkyk medvarščių. Sakyk, nerūkysi medvarščių. Mindaugai, padaryk pauzę. Prašau, nenaradinėk man ką rūkyti ir ko nerūkyti, gerai? Padaryk pauzę, medvarščius po medvarščių. Gana. Mindė. Tu vėl esi autistiniam pykti, pažiūrėk. Tu net stipresnis pasidaryk už mane. Paleisk! Ne! Paleisk! Ne! Paleisk! Jam susidvejino smegenys. Paleisk! Paleisk! Jį reikia restartuoti. Eik, tu vos dantų neišmušai. Gyvus? Jo. Tau vėl buvo susidvejinus asmenybė. Jo? Jo. Aš vėl save poliau. Vėl puoli save. Na, nahai. Viskas, nebežalok savęs. Aš nebegaliu taip gyventi daugiau. Einam į lauką, atsipūsim, ištumsim bankę mašiną, ištumsim mūsų mašiną, eisim. Mes turim ką papūsti? Eisim, dažysim. Rasim, dėl tavęs rasim. Jo? Draugas, sunerimęs buvau dėl tavęs biškį. Plakėtis net išmušė. Nu? Kur medvarštis? Šokiai. Užsirūkyk medvarštį, einam į lauką, ištumsim bankę mašiną. Viskas, Mindė. Metas pradėti sveikai gyventi, viskas. Pidžidas laukia, kada galės paspalvinti. Mindė, Ką? ko tu toks prie nuotaikos? Aš su nuotaika? Kur tavo šypsena dingo? FK. A? Pas tave švarios rankas? Kas yra? Gali man plaukus įsvegti. Ačiū labai. Mindė, nekaršta tau su tais šliūbiniais marškininiais? Karšta, bet aš atsidavęs vyrukas esu. Va. Pirmas neišdaustas šlangas išimtas. Ačiū Mindaugui. Mindaugai, ačiū tau. Nėra už ką. Mindaugai, Nėra už tu ką. šaunuolis. Nėra už ką tikrai. Mindaugai, žiūrėk. Hey, yo, man. Here's your pizza. You gave me another day. Can you give me again? Do you have an ocean right here? It's very hot. No racism. Together against all. Today I feel Arab. Today I feel Muslim. Today I feel gay. Pidžinas mums išpaišys mašiną mūsų dizainais. Lasas vairuotojo pusė, aišku, Jasas keleivio pusė, nes aš tik pakeleivį šitam projektui, vis tiek pagrindinis charakteris yra Mindaugas. Jam žuvus vis tiek atminimas būtų jo vardu.
ir karstas būtų visai geltonos spalvos vabalo formos. Reikės dar iššauti numerį mašinos užregistravom, jisai yra 67. What? Žinom, kad žiūrės vis tiek jaunimas ir mums reikia, kad jie sakytų, o čia nėra cringe? 6-7. O čia nėra cringe? Ne. 6-7 cringe? Nu, tipo, gal jau praėjęs šitas dalykas? Ne, durnas. Jaunieji žiūrovai ar yra praėjęs šitas. Nesiparinam mes dėl nieko, dėl podiumo nekovojam dėl garbės ir dėl entertainmento. Tai ką, entertainmentai dalyko, tai tik lankai. Kovojam dėl gražiausio stogo. Šiaip žiūriu ir džiaugiuosi, kiek mes toli nuėjom šito projekto. Šiaip labai nedaug. Bet šiaip gyvenimas pasikeitė, tai, Gyvenimas tai kardinaliai. Ta prasme, mes kai pradėjom projektą, mes ir gyvenom kitur, ir mylėjom kitus žmonės. Ir tada vidury projekto ir nemylėjom žmonių smarkiai. Tada vėl mylėjom. Tada žmonės mūsų nemylėjo. Tada žmonės mūsų nemylėjo. Gyvenamąją vietą pakeitėm. Tada vėl mylėjom žmonės. Kiek daug gerų dalykų įvyko gyvenime, kiek daug gerų pasiūlymų gavom. Viskas tik į gerą. Kaip dainavo Bunkė. O. Mindė, taugi reikės veidrodėlių. Sorry, toks... Aš negaliu klausyti, kaip tu meluoji, kaip mums viskas į gerą. Tai viskas į gerą? Tai tau tai viskas į gerą. Man? Mindaugai, aš irgi iš santuoką. Baig. Tau irgi į gerą. Kur gyveni? Vilniaus centre. Su kuo gyveni? Su kitu vyru. Dažniausiai vienas. Tokiuose didelėse namuose dažniausiai būtų vienas. 7-5 kvadratai vienatvės. Ateik, Mindaugai, apkabinsi. Reikia nueiti šimt langą, žinok, reikia nueiti šimt langą. Viskas gerai, Mindaugai. Viskas gerai, Mindaugai. Tu su Britva šiandien atvažiavai. Ten motorolė. Ten Britva. Ten motorolė. Ten žydra Britva, Mindaugai. Ten visą labą motorolė. Ne, kad taip negalvok, nevertink savęs. Ten motoroleris. Tu Britva. Bet šiek Mindė, virint ant mūsų šito ir silikonuota net neprapuvo iki pat lenktynių. Jo. Saulė jau žemai. Mindaugai, did you order pizza again? Kalminė versis 3 kartus per stogą ir lūšiam galų, nes aš taip šoksiu. Ką veiksime kitą sekmadienį? Kitą sekmadienį ką veiksiu? Važiuosiu užkariauti pasaulį. Čia ne kiek pasaulį užkariauti, kiek gal... Kaip ir sakiau, mes nepretenduojam, mes čia huėlinam iš pradžių, žinai, kad varom ant podiumo. Mes nepretenduojam į jokį podiumą. Bet, Evaldas pasakė, kad yra įsteigtas prizas gražiausiam stogui, tai tiesiog bus bandoma padaryti gražiausią stogą. Aišku, baisoka bus. Vis dėlto aš niekad nesu vertęs susimašiną, man pirmas kartas bus ir aš nežinau, kaip tą daryti. Ir tikriausiai bus ne taip drąsu, kaip galvoju, kad bus, bet, sakau, privalumas yra mano, kad aš tiesiog šiaip bepratis iš savęs esu, žinai. Važiuosi, manau, paprasčiausiai, žinai. Pradėsi dainuoti, sėdim lengvom, dainuojam smagiai, žinai, pagausi tos agresijos truputėlį kažkiek, žinai. Aš žinau, kad Jonišky yra toks posakiukas, ne, ir ten toks kupstas yra. Tai aš norėčiau taip užtraukti rankinį į tą pasakiuką į kupstą, kad aš jau į kupstą kilčiau šonu ir tada, man atrodo, daug lengviau apsiversti yra. Nes tavo priekis biški priekį, biški aukščiau ir tada tas kupstas baigėsi ir tada nebeturi mašiną kaip atsiremti ir tada automatiškai virsta ir tada turėtų kažkaip taip atrodyti. Nežinau, kaip bus. Tikiuosi, kad viskas pagal planą. Pasižiūrėsim. Tai norėčiau, kad arba pavyktų apsiversti labai efektyviai ir labai gražiai ir labai įspūdingai. Jeigu nepavyks ir šito, tada norėčiau užsimušti paprasčiausiai. Ir viskas. 6-7. Grupė Balius, mėlėjai, kvieskit juos visur, kol jie dar gyvi, nes Clarkui jau biškė atrodo kartais pizda. O jeigu kviečiat juos, tada pakvieskit ir mus, žinokit. Mus vesti juos grot, karočią, ir geras laikas garantuotas. Absoliučiai. Vis. Eglė, mano sesė groja, atsiraitojęs rankovės purvinom rankom, karočią, taip dubasinį cigariuką šokė, su vyrais geri vandenuką. Durni. Geriausias laikas pasaulyje, aš sakau. Pažiūrėkit, kaip eina. Intercooler. Nes aš užtikrintas. Pasiseks tau. Ne, tai vairuotoją parinkom ne tik dėl to, kad neturi ką prarasti, o dėl to, kad gerai vairuoja. Šokime, plokime, kol naktis pasibaigs. Pagaliau mindė atsigavęs. Pagaliau vėl nuotaikai, bičiulis mano. Pažiūrėkit, koks ištroškęs.
Troškės kaimiečių kraujo, jums visiems linelė, jeigu žiūri, tavo pirmam ragas bus. Tai tavo sėlikai net nežiūrės iš pitbokso, jei bus ragas, nes numontuosim padangas, tu stovėsi ir vaikysi. Nepykina dabar biškina tiek vandens. Pykina biškina. Bitas neblogas, bet biški pykina. Negalėjau sustoti. Tiek liktų vandens ir nežinokit, pavargau. Tada vapšė pradėjau. Kaip skauda krūtinė dabar, nu? Nieko, neįgrįž spalio mėnesį. Viskas gerai. Užrašom galę, kas muštas durnas bus, kad nemuštų niekas. Šiaip protinga mintis. Nu. Ne, bet kaimietis tai tipo durnas nelabai supyks, bet Kas dauž, tas... grauž. Grauž. Blia, geras šiaip. Tas kota grauž. Tas kota grauž, nes vaikų bus. Kad būtų family friendly. Tas kota grauž. Davai, jo. Kas dauž, tas kota grauž. Palauk, dar kartą. Labai neatsakinga. Kur šalmas? A? Gal atvežėt picos? Huicos. Nenori huicos? Gera britva? Blemba, britva tai rimta. Blia, labai aštas. Nesveika, šį belen kaip smagu žinoti. Uzbekis dėskit, važiuojam. Atgal? Važiuojam atgal. Šitą britų yra skirta tam, kad važiuot, žinai, su kostiumu, žinai, su švarku ir taip toliau. Niekinama dabar yra, man truputėlį net gaila žiūrėti. Tai mergytę pasisodinu čia, apsikabinu per nugarą. Vieną ranką čia laikau. Šiaip labai maža mergytė čia tilptų. Maža. Einu pakakot. Viskas gerai. Gali atverst. O? Čia kaip deadlift. Oba! Žemyn, Kai kropštumo nereikia, tai gaunas. Va čia reikėjo kropštumo, viską supitau. Čia nereikėjo kropštumo, tai gerai. Geras. Duok biškį man. Nori kryžiukų nuliukų pažaisti? Ne, duok biškį man. O pala, čia eina kiaurai ant kūno. Ką pieši? O ne, jaučiau skrituliuką. Parodyk, koks stiprus Evaldai, pastumk Dominiko mašiną. Jo. What? Pidžinas, kas atsitiko Pidžinui? Kas atsitiko Pidžinui? Pidžinas tampa Uzbeku. Pijau! Užsikrėtė. 4 valandos pabuvo su mumis ir viskas, karočiai, išpratėjo. Palauk, man skambina kažkas. Dar garažą pabūsim ir lėksim namo, man atrodo. Varinėjom, žinai, varinėjom. O, zdarova! Senai matytas, ką tu?
Tiek to darbo, žinai, Nieko, tai būnam garažę, vaikštom, žinai, Damušinėjam, žinai, dirbam, darom vat, tą mašiną. piešim, karočią, filmuojam, lankus nesąmonės susivirint, darom. pasibaigt, žinai. Man vaiks 5 prieš mane stovi, vabalas mūsų neįtikėtinas, Žinai, va, pasižiūrėk, kad įvykių susidaužėm praeitą kamera. dieną. Labai gražiai atrodo Numerį viskas. sugalvojom, žinai, 6. Labai skanią pizzą šiandien valgiam, šiandien netgi 3 skanės pizzas valgiam. Jo, Žinai, aplinkui kalbasi taip, žinai. Blemba tik tais, kad tapkinio turi, žinai, gal tada tiesiog basas vaikščiasi, žinai, jeigu jau nesutapkim, tada bent jau basas tada, žinai. Nu ką, baigė Pijus darbus. Norim truputėlį pristatyti tada, kaip atrodo, žinai, paaiškinti, kas šiandien yra padaryti ir ką čia yra. Mašina tai šetoniškai gerai atrodo. Mašina tai atrodo šiaip nesveikai. Čia mūsų vairuotojas. Čia esu aš. Lasas. Čia nais ant šono gali matyti Pigeon. Autorius. Autorius mūsų, viską, ką jisai padarė, žinai. Mūsų lenktyninis numeris. Čia lygiai taip pat mūsų lenktyninis numeris. Toks numeris. Atsiprašymas Ryčiui už lankus ir už mus pačius. Ilonai, kuri mums suderina reklamas ir pavadybino mus. Ačiū labai Iloniukui. Just Divorced. Prie ko čia? Daugiau nekomentuosim. Pala, o gal apsistokim ties šituo? Viva Italija, prie ko čia? Kas dauž, tas kotą grauž. Grasinimai. Ačiū Linelį, paskui buvom pirmam epizodą už patarimus, už tai, kad pasakė, kad trūksta mums lankų ir rūpinos, kad mes nemirtume ir davė visus įmanomus patarimus ir išleido į gyvenimą. Čia turim BRR, čia vienas iš operatorių, kuris mums padėjo, kai negalėjo Joris. Taip. Unreliable, atsiminkit šitos žodžius. Ačiū Dominikui, mūsų mechanikui. Žemai lenkiam kepurę, asilo galvas žemai lenkiam. Nu, F, kad nesveikai gerai irgi atrodo. Pažiūrėk, kokią kepurytę tau padarė. Nu, pizda. Jasas. Už darbščias rankas. Neįtikėtinai šiaip. Sigiui ir Sauliui. Mano tėtis ir mano švogeris. Jie mums prieš lenktynės atvažiuos iš Joniškio, užkraus mašiną ant traliuko ir parveš į Joniškį, kad mums nereikėtų rūpintis lenktynių dieną. Ačiū dar kartelį. Tada atsiprašymas Viktorui. Atsiprašymas Viktorui, Mindaugas buvo prikalbėjęs, nesąmonę reikėjo išėdinti ir ačiū Viktorui, kad išmokė diržais naudotis. Padėka Baudžiūniai už tai, kad iškrapštė mums interkulerį iš to kampo, bet nepadėjo jo sudėti. Tai čia atminimas. Abiejom mamom. Ačiū, kad atlaikėt skambučius, ačiū, kad išleidžiat ir nebijot, kad mes žūsim. Belenkai pačiu, žinokit. Edgei Moroz, mūsų pats pirmas ruskis operatorius, kuris... Šiaip ne tik, kad operatorius vienas iš idėjininkų buvo ir tada sako, o, čia nėra pinigų, aš nebedirbsiu. Tai va. Mes jį uždėjom ant bumperio, kad nulėktų. Kad pats pirmas nuliktų, kaip ir iš projekto. Čia buvom užrašę šetonas, bet pasirodo, kad čia vis dėlto šatūnas. Mūsų mylimasis Joris. Mūsų mylimasis Joris. Pajudink kamerą, excited tu? O, matai, greičiau juda, ne? Nu ir taip atrodo mūsų mašina. Ką aš žinau, man tai kietai. Dar labai geras yra prikolas ant veidrodėlio, dešinės pusės, kai Mindaugas važiuoja. Yra. Žinai, ko dar trūksta? Ko dar trūksta? Padangos, lankai, grotelės vairuotojo pusės ir šniuriukai. Ir viskas. Nebedaug beliko savaitėlę Mindaugui. Viskas, pakuojamės daiktus, varom į ežerą, iššoksim su šūto subinė. Subinė antras ežeras. Net nežalėjo, o rėdėjo ežerai pasidarė yra pačioj. Nice.